Labą dieną, su jumis Rokas ir šiandien pakalbėsiu tema, galbūt daugeliui tabu tema, tai yra pornografiniai filmai ir masturbacija. Iš tikrųjų, norėčiau pirmiausia papasakoti, kas vyksta subtiliame lygyje, kai yra žiūrimi pornografiniai filmai. Tuo metu, kai yra žiūrimi, yra keičiamas energijom, būtent su tais asmenimis, kurie filmuojasi. Ir kai tom energijom yra keičiamasi, dažnai žiūrintis žmogus gauna daug žemesnio lygmens, daug žemesnių vibracijų energijas, kurios būtent apsunkina tą žmogų, gali sukelti ligas, gali sukelti pojūtį, kad tas žmogus nešvarus. Ir tai iš tikrųjų kenkia tiem, kas žiūri. Aišku, jeigu yra žiūrėjimas būtent žmogaus, kurio labai žemos vibracijos ryte, tai vėlgi tas kenkimas nebus toks greitas, stiprus ir didelis, nei kaip būtent aukštesnių vibracijų žmonėms žiūrint. Bet ir aukštų, žemų, nesvarbu, tiesiog tai nepatarčiau daryti, nes keičiamasi energijom, kuriom neturėtų būti keičiamasi. Taip pat apie masturbaciją norėčiau pasakyti, kad tuo metu, kai žmogus masturbuojasi, jisai tiesiog iš savęs išleidžia gyvybinę energiją, kuri yra reikalinga visiškai kitiems dalykams. Ir kai žmogus tą energiją išleidžia, jo esybėje atsiranda tuščios vietos, kurios būna užpildomos tam tikrom energijom ir dažnai tiesiog negatyviom energijom, kas irgi gali sukelti labai sunkias ligas. Iš tikrųjų, yra keletą žmonių, kurie pas mane kreipiasi ir irgi būtent kaip vėliau išsiaiškinom priežastis, dėl ko ta liga atsirado. Tai buvo irgi dalis masturbacijos įtakos. Kaip reiktų elgtis? Iš tikrųjų reiktų susirasti partnerę, nes tinkamą partnerę, kuri būtų jaučiate iš širdies. Tokie mainai būtų daug efektyvesni, nes jūs dalinatės su partneriu tokia energija, jūs pasitikite vienas kitu ir jūs tada papildote vienas kitą. Ne išdalinate, neprisipildot prastos kažkokios ten sunkių energijos, bet pasikeičia tinkama energija, kuri padeda ir kurti, ir daryti, ir save realizuoti. Aišku, kils gal kažkam tais klausimų, tai kaip aš galiu dalintis, jeigu aš nesusirandu, ką daryti, kad aš susirasčiau. Iš tikrųjų, visi gali susirasti tinkamus partnerius, tiesiog problemų reikia žiūrėti savyje, kodėl tas nesitinka, nes gali būti blokai, gali būti kažkokios programos, dėl ko tie partneriai neatsiranda. Ir su matymo pagalba galima tuos dalykus sutvarkyti. Tikrai ne vienam žmogui esu padėjęs, kai žmogus kad ir neįgalus, kad ir šiaip ne vienus metus neturėjęs partnerio, pradirba, nusiima blokus, susitvarko ir jau atsiranda antroji pusė, su kuria bendra ateitį. Taip pat, ką dar norėčiau pasakyti apie tuos dalykus, kad atsitiktiniai santykiai irgi geriau tų santykių neturėti, būtent lytinių santykių, nes irgi nežinia, su kokiu žmogum bus pasikeista energijom. Ir tai gali irgi iš tikrųjų pakenkti. Buvo vienas atvejis, kai pas mane kreipėsi žmogus, tiesiog naktimis jausdavo smaugimą
smaugimą ir negalėdavo pratarti, tiesiog būdavo kaip apsėdimai, ten bandydavo ir maldas kalbėti ir kreiptis ten pas vieną žmogų ir nieks jam nepadėdavo. Tuo metu mes paėmėm, kreipėsi pas mane, mes pakėlėm tam tikras situacijas ir išaiškėjo iš tų situacijų, kad jisai išdavė savo draugę su kita mergina, buvo tai atsitiktinis atvejis ir ta mergina, jis užsiiminėjo tam tikrais maginiais ritualais, seksualinių santykių metu jinai sugebėjo subtiliam lygyje pasimti to vyro tam tikras dalis, per kurias galėjo atlikti ritualus, per kuriuos nusiurbdavo energijas ir tuo metu tiesiog jausdavosi smaugimo jausmas. Tai va dar vienas tiesiog pavyzdys, kodėl irgi negalima turėti tų atsitiktinių santykių. Ir kad tą dalyką sutvarkyti, pagrindinis suvokimas, kuris buvo, kad būtent neturi būti tam žmogui, kad neturi būti atsitiktinių tų santykių ir vėlgi draugės išdavystė. Taigi, šiandien tiek apie šią temą, kuri dažnai būna, kaip minėjau, tabu, bet mes pakalbėjom atvirai. Iki kito karto.